editing video. Ir norėjau pranešti naujienų, labai džiaugiuosi, ant vieną video netgi 2 laikai, tai man zin kiek laikų, man svarbu, kad būtų bent, 2. Tai va, vienas komentaras, žiūriu, ten kažkoks tai nuojusius, neatsimenu. Parašė man, kad šeirina mano video ant. Tai, šiandien bus 3 video. Ir ką pasidariau? Jo, pasidariau sunkiai gaminamą. Šitas suknistas dalykas. Nu, va, mat. Čia 10 milijonų energijos taupa. Ir kaip įgamint? Nu, tai čia yra toksai kompresijos dinamo, jam reikia vaterio. Kaip šitą dalyką gamint? Jo, tai va tai. Na, elektrumas, hydas, redstone. Ir va šitas buvo sunkiausia. Redstone energy cell frame. Va. Va tas tai buvo ten sunku. Tikrai. Ir dar ką pasigaminau, tai yra Samuel, tai yra Fluid Transporter, tada kažkoks tai čia Magma Crubalite, nu čia Polyvazeris praeitas ir Redstone Furnace, kuris yra kur kas svarbesnis negu. Nu tai čia man pribazarino visokių šitas aparatas dalykų. Ir jo, dabar biškai, dabar mes darysim next pipe. Jo, tai dar ką pasidariau, žiauriai įdomus dalykas, tai yra Mobestas. Mobestas iš tikrųjų nėra blogas, užtat, kad gaminamas gana sunkiai. Ir dar ką pasidariau, tai čia apgainau tokią dalyką žiauriai gerą, kad visi jungo, tai dėl, nu visi be rengoge, nors ir piga yra. Va, elektrumo turim 8, nu, kvantumo turim bronzo, kaip matot, goldo. Ir jo, mano pažadas išsipildė, kiekvieną dieną bus video. Po 15 enderperlų, nemažai odos. Mano manimu. Labai mažai lydo turiu, silpanu beveik 100. O vadamada, paklauskite, iš kur velnius gauti. Jeigu per šitą iš Technic Launcherio Attack of the Beat'im rasite damada, čia yra tenybė. Ne, žinokit, čia yra pats dažniausias dalykas šitam. Matot, netgi irono mažiau už damada. Tai jo. O koperis ten būna per šitą tokią plastiką. Ten tu jo galiu išsikirsti nors ir 5 milijonus, bet jo yra mažiau negu damada. Tai va, dar biškį medžio prisikirtau. Smelterį. Va, parodysiu pigairą. Nu, žodžiu. Jis atrodys gan juokingai. Nu, va, pigairą. Jis toksai lygtais pigas supresuotas. Ir balnas ant jo. Žiauriai juokingai atrodo. Ir pats įdomiausias dalykas, ką pasidariau, tai yra Electric Fence. Žiūrėkit. Šitas Electric Fence labai efektyvus. Ir dar ką pasidariau, tai nu. Užmiršau, gal praeitą epizodą jau rodžiau, bet buvo va mano šitas čia tai aišku bus mano, nu čia mano čestais, kuriam visąmonis yra va, tie Electric Fence jie labai va mano Modern Web Box va mano nu kaip ten tas, užmiršau, bet žodžiu, čia maisto gaminimui, čia mano mini šaldytuvas, o čia mano kėdutės ir įdomiausias dalykas, tai
tai yra tas, kad sėdėm tūlikė, aš dabar esu šikšnosparnis ir žiūrim Heraklio subinį. Va čia tai įdomiausias dalykas. Čia gali to Heraklio subinės pasižiūrėti, nežinau kaip. Čia viena spinta, čia kita spinta. Žodžiu, va tiek viską padariau. Ir dabar paklauskite, iš kur gavau tiek daug to Electric Fanes. Tuoj parodysiu. Tai tie Electric Fanes visų pirma gaminasi labai lengvai. Velnis. Va, matote, Iron, Redstone Torch ir parodysiu paskui, kas čia padalyks. Ir gauname 8. Jo, va šitą labai lengva gaminti tiesiog. Fanes paprastas arba nevokas nežino, kaip Fanes gaminti, tai čia nekreipkite šitą šilumą, nu čia yra stiks. Va, visur, nu, tokie paprasti, čia nebūtina tokių. Jo. Čia nežinau, kas prieš šaudas. Ai, dar iškiliko. Jo, liko 3 minutės. Žodžiu, ką mes per tas 3 minutės darysim? Tai nieko. Kol kas tik viską pradėjau, bet kitam epizodui mes tikrai kažką darysim. Jo, kitam epizodui mes darysim, jeigu bus biški, bent trupučiuką mažiau lago, mes darysim skraidantį nesąmonę. Čia labai lengva šitas gaminti. Dalykus. Čia nebūtina va tokius. Va čia tiesiog sydai. Visokie nesąmonės. Giant. Nu žodžiu, čia visokių yra dalykų. Tai mes kitą epizodą jas gaminsim. Ir autospanner, jo. Autospanner jam reikalingas mobesens ir energy. Kokio gali tas autospanneris dar? Tai visų pirma, kai jis įgauna jos, reikia būtinai įdėti so far net usable, nu tai yra daugia kartė, nes kaip vieną karčią neleis. Jau, kaip žinot. Ir dar vienas, biškio koperio prisikertam. Jopšik, mat kaip lagas. Tai jo, buvo dar vienas toks dalykas, kad vat su tuo aparačiuku man biškį yra problemų. Va, nu, taip, viskas yra. Bet būna, kai įdedi į čestą, viskas iškeliauja, čia, nu, atsiranda ir nerodo pilnai. Tai va čia, nerodo, pavyzdžiui, įdedi 15, nu, yra vienas, įdedi 14 ir tau rodo 13. O paskui po 5 minučių jau 14. Nu, tai jo. Norėčiau atsisveikinti su jumis šiandien. Pavirstame žmogų epizodo pabaigoje. Matai, kaip čia daug visokių prisivariau nesąmonę. Pavirstame žmogaliuku. Įsirenkam kokią gerą kepurėlę. Kokia čia man tiktų. Šitą netinka šitą. Overdose. Va, čia bus mūsų firminė kepurė. Biškai atsiprašau. Su jumis buvo Emil 7.